laida Kultūros viražai. Labadiena radijo klausytojai, eteryje laida Kultūros viražai. Šiandien mūsų studijoje dvi viešnios. Tai Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos informacijos ir vadybos skyriaus vedėja Joneta Filinskė ir aptarnavimo skyriaus vedėja Karolina Kulevičienė. Pirmiausia, kreipiuosi į Jūs, Karolina. Taigi biblioteka pavadinta žymaus kalbininko Vytauto Vitkausko vardu ir jam šiemet sukanka 90 metų. Kaip minėsite šią sukaktį? Labadiena. Kaip žinia, 2022 metais gruodžio 20 dieną Šiaulių rajono savivaldybės taryba, atsižvelgusi į gyventojų balsavimą, patvirtino naująjį Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pavadinimą, kuris tapo Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka. Taigi bibliotekos istorija tapo neatsiejama nuo kalbininko, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus Vytauto Vitkausko vardo. Na ir siekiant pagerbti, prisiminti bei įprasminti šviesaus atminimo žodynininką, tarmių puoselėtoją Vytautą Vitkauską, biblioteka organizuoja konferenciją. Šiemet gegužės 7 dieną, spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, ši konferencija bus organizuota antrąjį kartą. Pavadinimu Vytauto Vitkausko skaitymai nuo užrašų knygutės iki dirbtinio intelekto. Ir ji bus skirta Vytauto Vitkausko 90-osioms gimimo metinėms bei Kuršėnų bibliotekos šimtmečiui paminėti. Būtina akcentuoti tai, kad šiemet sukanka 100 metų nuo pirmosios Kuršėnų valsčiaus bibliotekos įkūrimo. O kitais metais bus 75 metai nuo Šiaulių rajono bibliotekos įsteigimo. O jeigu trumpai pristatant pačią konferenciją, tai joje dalyvauti ypač verta ir naudinga, nes jos metu didelis dėmesys bus skiriamas lietuvių kalbos puoselėjimui ir saugojimui, kad jos neužgožtų šiandieninės skaitmeninės technologijos. O pranešimus skaitys kompetentingi lektoriai tokie kaip humanitarinių mokslų daktarė, profesorė Genovaitė Kačiuškienė, kuri savo pranešime kalbės apie mokslinius skaitymus, kurie yra vieni iš kultūros raiškos ir sklaidos formų. Taip pat pranešimą skaitys Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas Almantas Šlivinskas, jo pranešimas Vytautas Vitkauskas ir Kuršėnų biblioteka. Minime sukaktis. Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro mokslo darbuotoja Simona Viniautaitė pasakos apie kuršėniškių šnektą Vytauto Vitkausko užrašuose. O lektorius Donatas Daugirdas iš Šiaulių valstybinės kolegijos palies labai aktualią temą. Tai žemaičių kalba skaitmeniniame amžiuje, kaip dirbtinis intelektas išsaugos kalbos vartojimą. Todėl naudodamasi progą, mielai kviečiame visus dalyvauti konferencijoje. O norintys dalyvauti yra kviečiami registruotis bendraisiais Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos telefono numeriais. Dabar klausimas Jonetai Filinskiai. Turbūt galite patvirtinti, kad šiandien biblioteka tarsi daugiafunkcinis centras, kurios veikloje ne tik įprasta bibliotekinė veikla, bet čia vyksta įvairūs renginiai, mokymai, susitikimai. Jūsų bibliotekoje taip pat aktyviai vykdoma projektinė veikla. Gal galėtumėte plačiau apie tai papasakoti? Kokie visgi projektai šiuo metu yra įgyvendinami, ir kokių naujovių gali tikėtis lankytojai? Labadiena. Tikrai galiu patvirtinti, kad projektinė veikla yra vienas iš būdų parodyti, kad biblioteka šiandien tai ne tik knygų saugykla, bet ir gyvas kultūros, bendravimo, visą gyvenimo mokymosi bei pažinimo centras. Kalbant apie bibliotekoje vykdomą projektinę veiklą, galiu pasidžiaugti, kad pas mus projektinė veikla tikrai labai aktyvi ir įvairiapusė, orientuota į kraštotyrą, inovatyvius aptarnavimo sprendimus,
kultūrinių veiklų įvairinimą bei skaitymo skatinimą. Vidutiniškai kiekvienais metais vykdome apie 3-4 projektus, kurie skirti įvairaus amžiaus lankytojams. Įgyvendinant projektų veiklas yra sukuriamos naujos inovatyvios paslaugos, produktai, kuriama pridėtinė vertė tiek bibliotekai, tiek lankytojams. Džiugu, kai dalyviai gali sudalyvauti renginiuose, edukacijose, kurios atrodo sunkiai pasiekiamos, nes dažniausiai organizuojamos didmiesčiuose. Na ir vienas iš gerųjų pavyzdžių tai projektas Skirtingai vienodų suartėjimai. Tokiu intriguojančiu pavadinimu mes siekiame skatinti individualių poreikių turinčių suaugusių asmenų kūrybinių raiškų įvairovę. Į šį projektą prisijungė Šiaulių rajono ir regiono žmonių su negaliu organizacijos bei profesionalūs kūrėjai, menininkai. Na ir visų jų dėka buvo suorganizuota tikrai daug veiklų. Ypatingai toks įdomus ir išskirtinis didelio susidomėjimo susilaukęs Pojūčių teatras tamsoje. Labai džiaugiamės, kad mūsų bibliotekininkai yra kūrybingi ir žingeidūs. Todėl mūsų projektų idėjos ir sumanymai dažnai tampa realybė, o projektų tęstinumas visada apčiuopiamas. Pavyzdžiui, kai projekto Etnofolk bangos metu sukurtos patyriminės muzikos perteikimo instaliacijos. Viena yra mobili instaliacija. Tai, kad įsivaizduoti, yra tokie stovai, ant kurių yra pritvirtinti garsiakalbiai. Paspaudus mygtuką ant mažos dėžutės ir priglaudus ausį, galima paklausyti Šiaulių rajono liaudies dainų. Dar norėčiau akcentuoti ir pasidžiaugti Ginkūnuose vykdytų projektų Ženklai įprasminantis Zubovų paslaptis. Nes dabar visi galime plačiau sužinoti apie Zubovų giminę, lankydami istorinę stendinę parodą eksponuojamą Ginkūnų bibliotekos languose. Taip pat netoli Ginkūnų bibliotekos parkelyje, nuskenavus užkoduotus akmenis, galime lankyti virtualias istorinės parodas. Na, o šiuo metu bibliotekoje vykdomi keli labai įdomus ir naudingi projektai tiek mūsų kraštui, tiek Lietuvai. Vienas iš jų yra 360 laipsnių galerija Elvė sugrįžta namo. Šis projektas skirtas populiarinti iš Kuršėnų kilusios grafikės Elvyros Kairiūkštytės atmintį ir jos palikimą. Jos grafikos darbų palikimas įeina net į šalies dailės aukso fondą. 2024 metais bibliotekai padovanota dalis menininkės palikimo. Tad mes siekiame parodyti daugelį grafikos darbų ir projekto metu sukursime 3D virtualią paveikslų parodą. Taip pat centrinėje bibliotekoje mes įkursime šviečiančių kubų galeriją. Bei rudenį Šiaulių dailės galerijoje surengsime grafikos darbų parodą ir darbų katalogą. Noriu paminėti, kad virtuali paroda šį rudenį keliaus per Lietuvą. Na, o antrasis projektas tai Šiaulių rajono Šviesuolių lauko galerija pirmas etapas. Šiemet bibliotekos laiptų sienai bus sukurta vizualizacija, skirta įamžinti iškilius Šiaulių rajono žmonės, asmenybės, kurios savo veikla, idėjomis ir atsidavimu paliko ryškų pėdsaką mūsų krašte. Pirmuoju projekto etapu kviesime menininkus teikti vizualizacijų pasiūlymus, o antruoju etapu, tai yra kitais metais, teiksime projektą, kad būtų įgyvendintas konkursą laimėjęs vizualizacijos projektas. Tad visus kviečiu suklusti ir teikti pasiūlymus, kas jūsų nuomonė yra verti būti įamžinti. Pasiūlymų laukiame iki gegužės 5 dienos. Kokioms visuomenės grupėms dažniausiai skiriami projektai, ar pavyks įtraukti ir tuos, kurie jau taip retokai lankosi bibliotekoje? Projektinė veikla mums leidžia ne tik plėsti bibliotekos paslaugas, bet ir pritraukti tos žmonės, kurie gal anksčiau manė, kad biblioteka tai tikrai ne jiems. Mes stengiamės neapsiriboti viena tikslinė grupė.
Prieš kurdami projektus, jų idėjas visada keliame savo klausimą, kam bus tai įdomu, ar mes išspręsime kokią tai problemą. Na ir vienas pavyzdys, pernai mums pavyko suburti ne tik Kuršėnų gyventojus, bet ir viso rajono turistus, šeimas, baikerių bei keturratininkų klubus į motorizuotas orientacinės varžybas. Tai buvo smagus ir tikrai netikėtas formatas, nes mūsų kolega, bibliotekos bibliografas Laurynas sukūrė net 2 interaktyvias turistinės programėles. Viena vadinasi Pakuršėnauk, kita Esi Šiaulių rajone. Jos veikia kaip žaidimai. Kai žmogus pamato interaktyvų žemėlapį, ieško užkoduotų objektų, keliauja po Kuršėnus ar Šiaulių rajoną jaučia pasirinktinai, o nuvykus į tam tikrą vietą, telefone pasirodo klausimai ir net animuoti personažai, kurie pasakoja apie objektą ir jo istoriją. Tad remiantis mūsų geraisiais pavyzdžiais ir sėkmės istorijomis, mes tikime, kad pamažu pavyksta prisijaukinti platesnės auditorijas. Primenu mūsų klausytojams, kad šiuo metu jūs girdite laidą Kultūros viražai ir mūsų studijoje šiandien vieši Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos informacijos ir vadybos skyriaus vedėja Joneta Filinskė ir aptarnavimo skyriaus vedėja Karolina Kulevičienė. Likite su mumis, netrukus pokalbį pratęsime. Radijo laida Kultūros viražai. Radijo laida Kultūros viražai. Tęsėme laidą Kultūros viražai ir noriu priminti, kad šiandien kalbamės apie Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos projektus ir kitus renginius su šios įstaigos darbuotojomis, aptarnavimo skyriaus vedėja Karolina Kulevičienė ir informacijos ir vadybos skyriaus vedėja Joneta Filinskė. Joneta, sakykite, kokius naujus projektus ir iniciatyvas planuojate artimiausiu metu? Kaip žinia, mums naujų idėjų ir siekių tikrai netrūksta. Tad esame pateikę paraiškų į Šiaulių rajono savivaldybės programas bei į Lietuvos kultūros tarybos. Na ir vienas projektas, kuris pernai susilaukė didelio populiarumo jaunimo tarpe, tai buvo jaunimo naktis bibliotekoje. Oi, kiek ten įdomių ir vertingų veiklų vyksta. Kad ir suaugusieji norėtume mes ten sudalyvauti, bet skirta tik jaunimui. Na, o kitais planuojamais projektais mes sieksime skatinti sveikos gyvensenos įpročius, ugdyti sąmoningumą bei emocinę ir fizinę sveikatą. Na, o Kurtuvėnuose taip pat planuojama istorinė konferencija, kuria siekiame sutelkti autorius, tyrinėtojus ir parengti šiam miesteliui skirtą kolektyvinę monografiją. Be to, mes nuolat bendradarbiaujame su daugybė partnerių ir aktyviai dalyvaujame jų projektuose. Todėl tikrai laukia daug įdomių iniciatyvų susijusių su medijų ir informaciniu raštingumu, skaitymo skatinimu ir kita. Tikrai galiu patvirtinti, mūsų idėjų bagažas dar netuščias. Tad būtinai sekite mus ir stebėkite, ką mes sugalvosime. Pažadu, įdomių naujų projektų ir iniciatyvų tikrai bus. Dabar vėl prie mikrofono kviečiu Karoliną Kulevičienę. Karolina, biblioteka jau daugelį metų rengia Europos dienai skirtus renginius arba kviečia Šiaulių rajono gyventojus šią dieną minėti netradiciškai. Ką organizuojate šiemet? Šiemet, kaip ir kasmet, mūsų biblioteka džiaugiasi galėdama prisidėti prie Europos dienos minėjimo Šiaulių rajone. Taigi gegužės 9 dieną visų laukiame centrinėje bibliotekoje Kuršėnuose, kur vyks įvairios veiklos skirtingoms amžiaus grupėms. 11 valandą mažuosius europiečius kviesime sudalyvauti edukacinėme taškavimo užsiėmime Spalvota Europos mozaika. Vaikai turės galimybę nusitaškuoti Europos paveikslą ant medinių skričių. 12 valandą vyks paskaita jaunimui apie balsavimą nuo 16 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, pateikiant kitų Europos šalių praktiką. Pranešimą skaitys Liveta Kazlauskaitė, jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė iš Vilniaus.
Na, o dieną vainikuos įdomus susitikimas su kraštiečiu, keliautoju bei doskaitininku Tomu Sapariu, kuris pasidalys savo patirtimis ir įžvalgomis. Susitikimas vyks 17 val. Bibliotekos žiniasklaidos skaitykloje. Taip pat gegužės 8-31 dienomis veiks Kuršėniškio Rolando Kavecko tušinukų kolekcijos paroda Tušinukų pasaulis, kur bus eksponuojami tušinukai iš įvairių pasaulio vietų ir Europos. Taigi tikimės, kad ši diena bus ne tik informatyvi, bet ir įtraukianti, telkianti įvairaus amžiaus bendruomenę bei primenanti mums visiems, kad esame Europos dalis. Taigi kviečiame ir tikimės aktyvaus jūsų dalyvavimo. Ką dar įdomaus gegužės mėnesį siūlysite bibliotekos lankytojams? Bibliotekoje vis labiau populiarėja netradicinės skaitymo skatinimo veiklos įvairaus amžiaus asmenims, tame tarpe ir šeimoms. Kartą per mėnesį bibliotekoje Kuršėnuose yra organizuojami šeimadieniai ir tai jau tapo gražia šeimų susitikimo vieta, kurioje prasmingai praleidžiamas laikas. Vykdomi garsiniai skaitimai, kūrybinės veiklos, išbandomi interaktyvūs žaidimai. Na, o gegužės 17 dienos šeimadienis bus ypač įdomus. Tądien minėsime 2 šeimai svarbias datas. Tai Tarptautinė šeimos diena ir Vaiko diena. Taigi tiek mažus, tiek didelius 11 val. 30 minučių kviesime į susitikimą su vaikų literatūros autore Džiuljeta Korsakiene, kuri pristatys savo knygą Nauji lašelių nutikimai danguje ir žemėje. Knygos autorė ne tik pristatys knygą, bet ir kartu su dalyviais atliks keletą tyrimų, susipažins su vandens savybėmis ir netgi svers ir skaičiuos, kiek vandens jie iš tikro turi išgerti per dieną. Na, o po knygos pristatymo visi norintys galės sudalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. Tad kviečiame kalendoriuje pasižymėti gegužės 17 dieną, šeštadienį ir visas šeimas prisijungti prie šio šventinio susitikimo. Pažadame jaukią atmosferą, naudingą laiką ir daug gražių akimirkų. Na, o gegužės 22 dieną, 15 val. 30 minučių kviečiame visus į Kužių biblioteką, kur vyks susitikimas su kunigu, rašytoju, poetu Benu Lyriu. Tai svečias žinomas dėl savo traukiančių pamokslų, gilių įžvalgų ir atviro bendravimo su įvairaus amžiaus žmonėmis. Tad ateikite į susitikimą, mielai jūsų lauksime. O apie kitus bibliotekoje ir jos padaliniuose vykstančius renginius galite sužinoti bibliotekos interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose. Ir žinoma, būtina pabrėžti, kad visi bibliotekos renginiai yra nemokami, tad visų maloniai laukiame. Noriu padėkoti pašnekovėms už pokalbį, o klausytojams primenu, kad šiandien laidoje Kultūros viražai kalbėjomės apie Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos projektus ir renginius su Karolina Kulevičienė aptarnavimo skyriaus vedėja ir Joneta Filinskė informacijos ir vadybos skyriaus vedėja. Radijo laida Kultūros viražai.